Tu naktį, o čia buvo. O pažiūrėkit, kas ten dar smagiau, ten pasirodo Širvintų miesto šventė. Galvojam, įdomu būtų nuo scenos pamėtyti, leistų ar neleistų. Kaip galvojat, leistų ar ne nuo scenos pamėtyti? Leistų, ne? Pašoksi? Sveiki! Tai ką, šiandien atvykome į Širvintų tvenkinį. Su manim dar 3 draugai. Tai žodžiu, tikiuosi kažką pagausim ir turėsim kažką parodyti. Dar šiemet tokių kaip ir bonusų nepakliuvo. Bet kaip sakoma, reikia žvejoti ir tikrai jų pagausi. Tad nežinau, kaip mums seksis. Susimaišėm, nepamatėm, kad miesto šventė. Tai dabar atvažiavom biškį toliau į kitą vietą. Nu, čia kaip visą laiką. Manau, kuo blogiau, tuo geriau gal kažkur kitur bus. Tai va, ką, žiūrėkit, kaip mums seksis ir iki. Na ką, einam pas Skirmantuką į vietą į svečių. O čia praeitą sykį, žinok, Skirmant nebuvo. Tu kiek dabar? 0,3? Gerai, pažiūrim. Šiek tiek vėjo turim, bet kažkaip bandysim. Bandom. O, nepristačiau dar su ko šiandieną gaudau. Tai Azura X Game'as XM6 iki 1 gramo. Turbūt vienas iš liauniausių kotelių. Ta pati Airity ritelė 0,1 Devon. Dabar užsidėjau tokius masaliuką įdomesnė. Tai 0,2. Ir tokia mini tantytė, jeigu matosi. Na ką, bandom žvejoti, žiūrėt kaip sekasi. Na ką, ten pusvalandį pražvejojom tam upelyje, tai žinokit, 2 ešeriukai per visus ar 3. Aš nieko, tai atvažiavom dabar į kitą vietą. Čia seniau pasigaudavo šiek tiek žuvelių, tai pasižiūrėsim, kaip mums seksis. Tai ką, bandau mest, žiūrėkit, stebėkit. O, pirmas. Opa, plakiukas. Opa, atsikabino. Gerai, bandom tolyn. Prie pat kranto iškirpščiau dar vieną, ešeriukas dabar. Na sunkiai šiandieną, nu bet dabar čia atėjus. Va, antrą turiu. Kažkaip net nuotaika buvo dingus, pusę valandos ir atrodo tokiuose gražiuose vietose buvom viskas. Ir tikrai kažkaip visai kibimo nebuvo. Dabar čia va labai greitai 2 sugaudžiau. Na gal šita vieta bus geresnė. Mėginam toliau. Šiek tiek atsidarinėjom. Kas čia? O, raudelė. Va. Paleidžiam. Po truputuką, žiūrėkit, įsivažiuojam. Raudelė, plakis.
Ešeriukas vienas dar. Čia kiek? 10 minučių su tai. Kol kas jau ir šypsena viduje atsiranda. O iš tiesų įrodė, kad vėjas bus mažesnis. Tačiau pakliuvom taip prastokai vėjas į mus. Turiu. O. Atitrūko. Visai smagesnis buvo. Tai va, tai vėjas šiek tiek nefainas. Šiandieną esu su X66 Zūra, tai norisi mažiau svorio šiek tiek. Tai su 0,2 dabar gaudau. Per tokį 0,1 jau sunku. Ką tik su kolegom šnekėjom, kad labai būtų fainai buvę čia britkelnes užsidėt ir visą pakrantę galėtum vaikščiot. Bet yra kaip yra. O va ir štai su visa kompanija, pasižiūrėkit. Stovim, traukiam, Skirmantas pagavo, sakė, ką pagavai? Karšiuką pagavo. Mačiau į tašę dėjusi, jis visą laiką toks kitoks biškį. Į kišenę sakė. Tai va. Turim putną su mumis, bet čia kitas putna, bet sakė, jis geresnės varžybas padarys, ne? Sakė, aišku, tai va. O, Juozas ant žodžio ešeriuką išsikrapštė. Gerai, bandom tolyn, žvejojam. Tai aš vieną va taip atsivarė, iki krantą sustojo prie žuvies, nuleido bimbi, kaba. Jau kai Opa. Turim. O kas čia? Plakis. O, ir Juozas traukia. Mano plaukia. Juozas į kišenę dės. Mačiau, ešerius į kišenę deda. Džiavinsiu? Džiavins. Ne, juokaujam. Nors kokį didesnį karšienko mato, gal visai ir skanu būtų, niekad nesu mėginęs. Geras daiktas, lengva turėtų būti. Iššūkta. Opa, ten labai žolynų įmečiau. Vieną dabar dalyko, ko dar man trūksta, tai kokio rankšluostuko. Nes su tais plakiais tai čia žiūriu. Nesmagu. Bet realiai ant visiško stopo kerta. Pravedė, sustoja, atseka iki kranto ir tada kala. Ir esmė, ką apie spinningą galima šitą X66 papasakot, tai jisai fainas, nes ilgas, 1,99 m. Tada tikrai jautrus, bet jo darbinis svoris yra nuo 0,1 iki 0,3. 0,4 jau toks nesmagus, tai jis toks grinai baltai žuvytei, bet tikrai smagus, labai. Ir labai gerai išdirbo 0,1 avižą, aš net dabar, buvo. Aš net dabar užsisakęs avižų 0,06, kur jau pagal užsakymą, kaip sako, žiūrėkit, 2 kartus segė, jau tempiausi. 0,06, tai galvoju, reikės išsimėginti. O dabar tai 0,2 ir mažiukas toks masaliukas raudonas, sodrus. Ką? O dar ką norėjau pristatyti, žiūrėkit, kokią fainą dovaną gavau. Dėžutę, valdinę. Dar kol kas nėra gamyboj, bet labai smagi. Man kaip tik žybai, kaip tik kalbėjau, kad noriu kažko tokio paprasto visiškai. Avižėlių, kalnas, 40 avižėlių susikabinau čia. Čia 0,06, 0,1, 0,1, 0,2 ir 0,3. Realiai ką žvėjau, ir masalų realiai 9, 10, 12, 15 skirelių, po nedaug, tai
Čia nežinau. Man asmeniškai, kai nemėgstu ten keisti milijoną masalų, jei vienas dirba, tai tobula. Žiūrėkit, to dydis. Mažutė. Į kišenę. Tai pasiemi spiningėlį, pasiemi šitą dėžutę ir viskas. Bėgi žvejot, kaip sakoma. O ką čia žiūriu? Prieš mane putna ešerius lupa, ne? Jo, pabėga. Gerai, bandom toliau. Jis vėl ešeriuką turi, net nespėjau atsistoti realiai. Gera vieta, ne? O Juozas jau kažką gražiau turi. O papa, ešeriukas visai jau smagus, ne? Delninukas. Na ką. O, aš kol žiūrėjau, įkabinau į žolę. Gerai, varau tvarkytis. Man kuo toliau šitas darbas, tuo labiau patinka. Jis žiauriai geras, aš sakiau. O, turiu kažką. Op. Opa. Ešeriukas. Vas čia toks juokingutis. Gerai. Opa. Atgal. Šiaip tai spiningas labai jautrus šitas, tik šiam šeštas. Baisiai jautrus. Nežinau, man labai patiko. Metikas šiaip labai geras. Iš tiesų, pasau kiemę mėginausi. Realiai 0... Op, yra. Stvėrė, bet nepaėmė. Realiai namuose pasau tvenkinukė su 0,1 mečiau ir su hitu 0,2 buvo vėl kirto. Tai tą patį užmečiau. Oho, kiek kibimų. Kol pasakoju. O, ešerių balius. O pas jūs kas čia buvo? Pas juos irgi garsiai stabdžių. Putną gaudo. Man atrodo, reikės, žinai, kaip padaryti. Putną, vasa putną. Kaip galvoji? Gerai, bandom tolyn. Opa, kažką turim. O. Nežinau, ar su šitu šiam šeštu net išsikelsiu. Opa. Pažiūrėkit. Plakiukas. Delninukas. Opa. Laukiam. Na, va, pažiūrėkit, mes čia taip smagiai. O pažiūrėkit, kas ten dar smagiau. Ten pasirodo Širvintų miesto šventė. Galvojam, įdomu būtų nuo scenas pamėtyti, leistų ar neleistų. Kaip galvojat, leistų ar ne nuo scenas? Leistų, ne nuo scenas? Galimai. Gerai. Galima būtų prasėti, visai įdomu, ten krantas geras. Eisim, tai galim meškerės padėti mašiną, eisim pašoksim, o po to vėl eisim žvejo. Ne? Na gerai, pažiūrim, kaip mums seks. O. Opa. O, žiūrėkit. Koja. Ne, plakis. Spalvos tokios. Opa. Važiuojam. Ir visai. O. Turim. Ką čia turim? Pažiūrėkit. Kas šiandien tokį yra pagavęs? Fišas. Ne, bet kas, matai? Matau. Kas čia yra per žuvis? Čia starkis. A, ne? Nu jo. Opa. Vos išprašiau. Iš pačio. Realiau baksėjo, jaučiau ir va. Paukšt. Gale. Yra. Turim. Opa. Vėl plakiukas. Šiekit plakiuko atsigavo biškį. Einam ratą aplink visą tvenkinį vaikštam. Kol kas bonusų nėra, bet šiaip smagi kompanija. Vakar pasiūliau, sakau draugams, varom visi, sakau, kas nevaro šiandieną pas Ovi varžybas, varom iš Širvintos pamojuot.
Ir visai gerai čia gavosi. Fainai, kad baltos žuvies daug, bet aš nusimažinęs 0,2 gramo. Dabar 20 mm, tik kad masaliukų užsidėjau. O, buvo. Išprašiau kažką. Šeriuką. Žolyčių. Čia toks visai šita smagi vieta. Realiai buvom veik parke čia vietiniam Širvintų. Ir vyrukas užkalbino mus, klausė apie avižadrebį, sakė, bandė žvejot, sakė, nori komplektą pirktis. Sako, greičiausiai iš jūsų ir iš manęs, ta prasme, ir norėjo pirktis. Tai vat sutarėm, kad parašytų privačiai, kažką surinksimės jam įdomesnio pagal biudžetą. Ir jis mums rekomendavo ateiti čia. Sako, čia daugiau baltos žuvies yra. Pašoksi? Gerai. Opa, ką čia turi? O, yra žiek. Jo. Oi, koks fainuolis jau. Į tave žiūrėjau ir pats žiūriu, įsitraukiau. O, pažiūrėk, čia jau toks. Jau. Geras. Geras. Nice. Ant babaito? Nice. Aš ant bebriuką, šeriuką, kol jį žiūrėjau. Na ką, bandom tolyn. Oba! Koks žvėris. Skirma, tu apie tokius kalbėjai, kad pasirūkyti komandą? Kaip galvoja? Nemanau. O, žiūrėkit, kokį visai. O, čia jau tokį. Oho. Net jau baisu ir iškelinėt. Tu naktį, o čia buvo. Tiek link mašinos, ne? Be žodžių, ne? Nėra ką sakyti, nežinau. Pakomentuoju prieš šal Skirmantai. Nėra komentarų. Gerai, varom toliau. Visienis prašiau. Šiaip labai smagiai atidirba spiningėlis. Tas mažus svorius ir net mažiausia žuvytė tikrai tokią emociją gerą duoda. Viskas ant pauzės realiai šiandien. Atsekė, mačiau kaip. Dar vienas mažylis. Mažylių per visus tai daug prigaudėm. Bonusiukų tai tokių šiandieną kažkaip sunkiai iš tiesų. Keletą. Skirma du gražesnius pagavo. Karšiukus. Juozas ešeriuką vieną jau tokį rimtesnį ir Putiną dar vieną ešeriuką, kur išsimaudė. Na ką, žvejyba baigta, pasisekė visai neblogai. Kaip Juozai galvojat, gerai sekėsi mums šiandien? O, pasivaikščiam fainai. Pasivaikščiam fainai. Draugai ten irgi matau automobilį kažką daro. Užtrukom šiaip gan nemažai laiko, kelias valandas. Ir sudalyvavom koncerte ir visur. Tai, bet viskas smagiai.
Svarbu atvažiavo daugiau draugų, kas negalėjo, tas išvažiavo šiandieną pas Ovidijų. Pažvejoti aš susirinkau likučius, kaip sakoma, kurie nemoka žvejoti, tai vat jie du čia. Likutis vienas. Likutis vienas. Ponas braidytojas Putna. Ir va, tai ačiū labai, kas žiūrėjot visą laidą. Ir kaip galvojat, kaip šiandien žvejyba? Smagiai, ne visai? Dėl kompanijos smagiai. Tai ką, ačiū ir iki.